Today, the yellow border is one of the most recognized, most trusted symbols anywhere. You might know some of the places National Geographic has been, but do you know where it is now, or where it's going? Today, the famous yellow border represents a spirit that has no borders. Esam 33 kalba leidžiamas žurnalas, čia kaip simboliškai ir labai džiugu. Iš kitos pusės mes jau įpratę kažkaip taip plaukti prieš srovę, aplinkui visi užsidarinėja, mažinasi ir taip toliau. Tikrai Lietuvoje ne viskas tai blogai, todėl mes nusprendėm pradėti leisti šį žurnalą kaip tik dabar sunkmečiu laiku, kad pradžiuginti visus. Today, the brand Without Borders continues its mission, going new places, in new ways, exploring above, below, and beyond, to inspire people to learn about and care about the only planet we have. It's really an honor for the editor-in-chief of National Geographic magazine and myself. Mūsų National Geographic žurnalo vyriausiu redaktoriu Chrisu Johnsu labai didelė garbė būti čia ir švęsti tai, kad mūsų žurnalas išleidžiamas jau 33 kalba, jeigu skaitysim vėliau. Tai tikrai nėra lengva užduotis ir aš labai džiaugiuosi Alma Litera, kuriai užteko ir ryžto ir pasišventimo paruošti šitą pirmą numerį, kurį šiandieną jau turim. Kaip matėte iš filmuko, National Geographic naudojasi įvairiais raiškos būdais, vykdydamas savo misiją ar savo tikslą įkvėpti žmonės rūpintis planetą ir jo žmonėmis. National Geographic žurnalas yra mylimiausias mūsų kūdikis visos šitos organizacijos. Tai yra nepelno siekianti organizacija, kuri neturi jokio kito tikslo. National Geographic magazine to Lithuania. Ir tam, kad išsipildytų svajonė išleisti National Geographic žurnalą lietuviškai, darbavosi labai daug žmonių. Vieni iš tų žmonių, kurie mums suteikė labai daug įkvėpimo, kai pernai vasarą apsilankė National Geographic būstinėje, buvo Amber Sail įgula švenčianti Lietuvos vardo 1000. And we have several of the captains of our National Geographic headquarters here today, so I hope you'll... Tūkstantmečio Odisėjos dalyviams lankantis National Geographic būstinėje balandžio mėnesį pirmieji gavom pakvietimą. Ir tuo metu atrodė tikrai drąsus žingsnis.
Bet patys buvom tokie ir pagalvojom, klausim, o kas tai darys? Sako, Alma Litera. Tada pagalvojom, kad tikrai rugsėjo mėnesį tai startuos. Ir norisi ir Alma Literos kolektyvui, ir National Geographic kolektyvui palinkėti sėkmės ir drąsos. Ir žinokit, kad visą laiką po priešvėjinių vėjų ateina po to palankus pavėjiniai vėjai. On behalf of the staff of National Geographic magazine and the photographers and writers who are all over the world as I speak, I'd like to tell you we are absolutely delighted. Visų National Geographic darbuotojų ir tekstų rašytojų ir fotografų vardu, jie dabar visam pasauliu kaip tik ir darbuojasi. Norėčiau sakyti, kad aš labai džiaugiuosi, kad išleidome šitą žurnalą lietuviškai. Pirmajam lietuviško žurnalo numeriui tiesiog nesugalvočiau geresnio pasakojimo negu apie sekvojas. Prieš 90 metų National Geographic redaktorius susitiko su keliais susirūpinusiais piliečiais, kurie jaudinasi, kad per aukščiausio pasaulio medžių mišką tiesiamas greitkelis. Tas redaktorius to susitikimo metu paragino tos žmonės Kalifornijoje įsteigti grupę, kuri taip vadinasi Gelbėkit sekvojas. In 1920, 1920 metais ponas Gardneris, tai yra tas redaktorius, parašė straipsnį apie tai, kaip reikia išsaugoti šitos senus medžius ir netrukus po to Kalifornijos valstijoje buvo priimtas įstatymas būtent tam skirtas kaip tik tiems seniems medžiams išsaugoti. Man šita istorija yra ypač brangi, todėl kad aš esu iš vakarinės Amerikos pakrantės ir pats užaugau tarp tų medžių ir vaikystėje eidavo į mišką, atsiguldavo ant nugaros ir žiūrėdavo viršų. O tie medžiai yra nuo 100 iki 120 metrų aukščio, todėl, žinoma, gulėdamas ant žemės, aš jų viršūnių neįžiūrėdavau ir vis mėgindavau įsivaizduoti, kaip tie medžiai atrodo visi. Ir mes nusprendėme parengti straipsnį apie sekvojas ir vienas mūsų stipendininkų, Michaelas Fėjus, nusprendė pereiti maždaug 1200 km per tą visą sekvojų mišką. Jis 333 dienas ėjo vieną iš sunkiausiai praeinamų Šiaurės Amerikos teritorijų. So Nichols wants to capture the grandeur of a giant redwood tree in one image. And one of our very finest photographers, Nick Nichols, started to make photographs of the redwoods, which are very difficult to photograph. O vienas iš pačių geriausių mūsų fotografų, Nikas Nikolsas, pradėjo fotografuoti sekvojas ir tai yra labai sudėtinga. The robotic 3-camera rig is on a vertical dolly system that hangs from the treetops 300 feet high. We're going to lift the camera and then drop it down. And it'll see in little clips and paint the tree. Perfect. We have many photographers in the room. Šitoj salėje yra daug fotografų ir visi geri fotografai svajoja apie nuotraukas. Ir Nikas dieną naktį suko galvą, kaip nufotografuoti tą medį ir pasitelkė į pagalbą pačius geriausius inžinierius ir mokslininkus. And of course this picture has Tokia nuotrauka dar niekada anksčiau nebuvo padaryta, bet National Geographic visada taip darbuojasi. Mes pirmieji pradėjome fotografuoti ir filmuoti po vandenį, mes pirmieji spausdinome spalvotas nuotraukas, o šitos nuotraukas nebūtų įmanoma padaryti be skaitmeninės fotografijos, kurią mes branginame ir vėlai naudojame. The owl is 10 years old. Pelėda yra 10 metų, o medžiams už jos yra nuo 1000 iki 2000 metų.